Šiandien vasario 2 dieną, pirmas savaitgalis, kai lydekus uždraustas žvejoti pas mus. Čia kalbu apie Prancūziją. Ne tik lydekas, bet netgi žvejoti iš visų tais masalais, kurie gali išprovokuoti lydekų skibimą. Tai praktiškai spiningavimas 0. Šamai su kvakle prasidės tik po gero mėnesio, pusantro. O šiandien bandom su Nikolajum, bandysim šiandien su Nikolajum pradėti ungurių sezoną. Vėl tas mūsų juodas darbas. Varom sliekus. Va, sliekai pas mus tie vadinami naktiniai. Jie taip atrodo. To Nikolajus kokius 20 išdaužė. Pradžiai žvejybai, bet mažoka. Išdaužysi kokių 50. Pranešė lietų po pietų. Mes iki pietų atvažiavome pažaisti su tais sliekais. O vakare sėsime su dugninėm. Dar šiandien reikia pasikeisti valus. Pasitikrinsiu meškeres, pasistorinsiu šiek tiek. Uždėsiu gal kažkur pagrindinį 035-04. Nes praeitais metais bežvėjojant ungurius šamokai buvo tokie iki 10 kg ir karpiai pasitaikė irgi 6-8 kg. Reikės pasistiprinti. Nu ir ką, susitiksime žvejyboje. Vėjas labai stiprus. Važiavom jau prie upės. Saulės laidos dar liko virš valandos. Bandysiu pasiruošti savo žvejybinę stovyklėlę tokią. Šitą vietą šiandien žvejosiu. Šitiek. Metus laiko praktiškai. Čia gegužės mėnesį paskutinį kartą buvau atvažiavęs ungurių pasigaudyti. Tada vieną vakarą ir vieną naktį. Būtent va šito vietą sėdėjau. Tai labai gerai. Vienas kartą baigėsi sliekai pas mane 32 pagavau, Nikolajus 27 čia šone. O kitą naktį aš jau vieną žvejojau. Tai aš įveikiau 42. 41, kažkas tokio. Man patiko šitą žvejybą. Tai buvo juodas darbas. Praktiškai. Šiandien, kadangi vasario pradžia, 5 laipsniai šilumos, gan šalta, apsirengiau stipriai. Ir daug nesitikiu. Pradžia pabandysiu. Jeigu pagausiu 5, sutemstant, tai sakysiu. Nesutemstant, valandą laiko. Sutemstant baigsiu žvejybą. Ir tai darbą. Patenkintas. Vėl savaitę bus šilčiau. Nu, pradėsiu žvejoti. Kabliukai ne patys mažiausi ir ne patys didžiausi. Tie gan stiprus. Gan stiprus, nes čia ir karpis, ir šamokas pasikabindavo. Tai nelabai noriu nusismulkinti. Sliekų masė. Stengsiu naudoti šiuos tie, kurie pažeisti, smulkesni, vis tiek neilgai gyvena. Ir sielas po visą slieką nedėsiu. Dėsiu, sukapotas, dėsiu gabalais. Į 2-3 dalis dalinsiu. Nėra čia dideli unguriai. Tai jiems tokie sliekai bus pats tas. Tai kitaip nutampys galą. Va. Aš geriau krūvelę smulkių, bet ką turim, tą turim. Stiprus vėjas, tai šis skambaliukus susidėsiu, kas nereikia. Bet visą taip, išmėtyti jos vietomis tvarka. Va, toks vėjas stiprus. Vietą prie krantą.
Viduoklis principų išmėtysiu. Palei krantą, vidurys, anas krantas ir šitas prie srojo palei krantas. Po to orientuosius kur kimba. Įrankiai, kaip matote, gan grubus, unguriams nereikalingi. Tie švelnus dariukai, čia vos ne jūriniai kotai. Šitoj vietoj upė siauresnė, nėra neplati, bet su skambuliukais čia bus vargas. Reikės matomai mažinti iškišamo dalį. Taip, gal kažką ir pamatysiu. Tik sutemo Nikolai vienas kibimus ir man va. Ir gan padoris puskilogramio ungurys. Pirmas yra. O, tik dar brėkšta, dar pilai nesutemo. Ką, aš labai patenkintas. Po 10 minučių dar vienas, toks pats. Nu visi jie po pusės kilo gerų, dar didesni. Šios tai ryjas, matau, iki galo. Na, tai labai šauni žvejyba. To reikės keist kabliuką. Kaip jis ryjas. Nikolajus man padeda. Ir kimba prie pakranto, lavelis kabliukas. O Nikolajus kažkaip tolyn eina. Ką iš čia įvykdinėja? Kažką negali pritraukti. A, ungurys. Ну va. О, Николай, с почином. С почином, Коль. Дрочил. Все, поехали дальше. На первом. И гражу тунгурис. И швеша у нас. Да. Что-то все как еще 650 граммов. Такие ловить пиздец, бля. Ой, Супер, но. лобы гражу тунгурей. Полкило, ну. Ну, и даже больше, чем полкило. Еще 600 грамм это страукс. O Nikolajus, trečias kibimas. Jam pirmas ungurys, pas mane porą kol kas. Bet kiek dar tik tai 7:30 vakaro. Tai praktiškai mes valandą laiko dar gerai nežvejojam. Na viskas. Labai šauniai pradėjau sezoną. Labai šauniai. Dar sėdėsim iki 9. Na ką, 8:20 minučių. Meškeris dar vandenį, kad jau baigiam žvejybą, susirinkinėti. 2 valandas normalios žvejybos. Nikolajus vėl šviečia. Aš 5 kibimai, 4 ungurius. 5 ungurius ištraukiu, 4 pas mane va čia graibštė. Unguriai. Va tokie gražus. 400-500 gramų visi. Vieną mažiuką ištraukiau, išmečiau, paleidau. Nikolajus 2 ištraukė, vieną puskilio, kitą gal 700 gramų. Pakuojamės, oras atšalo, beliko porą laipsnių. Ir vėjas gan stiprus, šalta. Meškerės matau. Kibimų kiek turėjau, tiek ir sutraukiam, labai patenkinti. O dabar baigiam žvejoti šito keliu. 3 km man miestas šviečiasi tolumoje. 3 km man iki namų, tai čia 5 minutės kelio su mašina. Dabar po darbo žadu antradienį atvažiuoti. Kitą savaitę atšildinėja oras. Pabandysime pažvejoti. O taip labai patenkintas. Pradžią padarėm. Žaunu. Nors žiema, bet ungurių sezonas prasidėjo. Valio. Sėkmės jums.